Tai kaip ir minėjau, dar kartelį pasikartosiu, sėdamės ant blokelio, tokį. Galite kojas sukryžiuoti priešais save arba į lotusą. Dažnai būna žmonės susikelia į vieną lotusą arba į pilną lotusą. Aš dažniausiai mėgstu sudėti kojas priešais save ir paleisti šiek tiek kelius. Ir nepamirškite, kad turite ištiesti nugarą, kad ji būtų tiesi ir pečiai atpalaiduoti. Užmerkite akis ir leiskite tiesiog savo mintims blaškytis natūraliai. Nekreipkite dėmesio į tai, kas vyksta aplink jus. Nekreipkite dėmesio į garsus. Tiesiog leiskite sau laisvai jaustis būtent šioje pozoje. Šioje pozoje, kur nieko nereikia. Nereikia tiesiog koncentruotis ar kažkokį tai dėmesį skirti kvėpavimui. Tiesiog jauskitės laisvai savimi. Tai jūsų oazė, čia jūs jaučiatės laisvi. Rankos gali būti nuleistos ant kelių. Delnai gali būti nuleisti ant kelio arba pakelti viršų. Čia jau kiekvieno pasirinkimas. Kvėpuokite per nosį. Giliai ir stabiliai. Leiskite jaustis laisvai. O aš nuimsiu laiką, kad žinotumėme, kiek mes laiko sportuojame. Ir dabar pakviesiu jus kvėpavimo pratimui. Mes šį pratimą jau naudojame savo praeitose pamokose. Tai noriu jūsų žinias dar šiek tiek pagilinti. Tai naudosime nodi šodomą kvėpavimą. Tai būtų smilius ir didysis pirštas nuleistas būtent į delno pusę, o žiedelio pirštas, mažasis pirštas ir nykštys ištiesti. Ir nykštį naudosime uždengti dešinę šnervę, o tuos pirštelius, smilių, mažą pirštelį ir žiedelį, naudosime uždengti kairėje šnervę. Taigi įkvėpkite per nosį giliai ir iškvėpkite per nosį giliai. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu uždenkite dešinę šnervę ir įkvėpkite per kairę pusę. Uždenkite kairėje šnervę ir atidarykite dešinę ir iškvėpkite. Neskubėkite, laik kvėpavimas būna stabilus. Įkvėpkite per dešinę pusę. Uždenkite šnervę ir atidarykite kairę, iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite per kairę pusę. Uždarykite ir atidarykite dešinę, iškvėpkite. Įkvėpkite per dešinę. Uždarykite ir atidarykite kairę, iškvėpkite. Padarėme 3 ratus, kartuojame. Įkvėpkite per kairę. Uždarykite kairę ir iškvėpkite per dešinę, atidarius dešinę šnervę. Įkvėpkite per dešinę. Uždarykite ir iškvėpkite per kairę. Dabar įkvėpkite per skaičius 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uždarome, atidarome dešinę ir iškvėpkite per 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvėpkime per 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uždarome, atidarome kairę ir iškvėpkite 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvėpkite 6, 5, 4, 3, 2,
1, uždarome, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidarome dešinę pusę ir iškvėpti. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidarome dešinę pusę, įkvėpti. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Atidarome kairę, iškvėpti. 6, 4, 3, 2, 1. Uždarome, užlaikome. 4, 3, 2, 1. Nuleidžiame ranką ir įkvėpti per abi šnerves. Taip, kad mūsų įsiplėstų visa krūtinės ląsta ir iškvėpkite. Dar įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Sudėkite rankas į maldos pozą ir kartu atidarykime šią praktiką su garsu OM. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpkite per nosį ir pasiruoškite. Tada patraukite blokelį ir sugrįžkite ant kilimėlio į stalo poziciją. Taip, kad rankų delnai būtų su viena linija, lygiai verčiai su vienoje linijoje su pečiais. Ir taip pat keliai būtų su viena linija jūsų klubu. Įkvėpus nuleidžiame pilvą žemyn ir žiūrime aukštyn. Iškvėpus leidžiame galvą ir išričiame nugarą. Taip, į viršų. Dar kartelį. Įkvėpti, nuleidžiame pilvą, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, įsiriečiame kaip katinėlis ir žiūrime tarp šlaunų. Dar kartelį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sėdamės ant kulnų. Ir dabar jau galite paleisti trečią kūrinėlį, kur jums suteiks šiek tiek oazės, tokios šiltos energijos, praktikuotis jogą. Kai jau paleisite kūrinį, tuomet grįžkite į kilimėlį, į šuns pozą, veidu žemyn. Čia mes tarsi pėdomis miname pedalais įsivaizduojamais, leidžiame mūsų pėdoms apšilti, kojų pirštams, čiurnoms. Taip pat klubai šiek tiek juda į šonus. Taip suaktyviname kraujotaką. Leidžiame kūnui šiek tiek neskubant apšilti. Čia atkreipiame dėmesį į savo rankas, į astabandą vadinamąją. Tai pirštai turi būti plačiai skleisti, kad būtų geras sukibimas su kilimėliu. Pečius taip pat nuleiskite žemyn, nuo ausų, kaklą atpalaiduokite ir žiūrėkite į viršų pro kojas. Ir dabar sėdmenys kyla aukštyn ir atgal. Įkvėpus giliai pasiruoškime. Iškvėpus žingsniuojame į kilimėlio pradžią prie rankų. Ir sukabiname rankomis alkūnes. Ir leidžiame tiesiog kaip supyniai pasisukti į vieną pusę ir į kitą. Pėdos gali plačiai būti praskiestos, tam, kad būtų stabilus jausmas ir geras sukibimas su kilimėliu. Nuleidžiame rankas. Jeigu nepasiekite kilimėlio rankomis, galite sudėti rankas ant blauzdų priekinės dalies. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu nuleidžiame rankas nuo kojų ar tiesiog ant pirštų galiukų, jeigu jos nuleistos ant kilimėlio.
Ir dabar kylame aukštyn, palengva ir paskutinė dalis kūno būtų galva, kuri pakils į viršų. Su rankomis sukame ratus atgal ir į priekį. Akys gali būti užmerktos. Nestipriais judesiukais judame. Pakartojame pratimą, tačiau į priešingą pusę. Ir dinaminė vinyasoje mes sujungiame kvėpavimą su pozomis. Kai kuriuose pozose mes užsibūname ilgiau, nuo 3 iki 5 kvėpavimų. Grįžtame į stabilią būseną, neutralią būseną, rankos palei kojas šonuose, pirštai plačiai skleisti. Čia jau pakeliame dubenį, traukiame pilvą ir pajungiame raumenis, tai būtų mūsų sėdmenų raumenis, blauzdų pakyla keliai į viršų, rankos plačiai, pirštai plaštakų plačiai išskleisti, pečiai nuleisti, nugara ištempta, ištiesta. Ir tiesiog įsivaizduojame, kad matome kažkokį tai tašką priešai save, nors akys užmerktos ir mes galime išbūti tokioje pozoje keletą kvėpavimų. Leiskite šiek tiek pasviruoti į priekį ir atgal, tiesiog rasti tą stabilumą, kad jūsų pėdos būtų tvirtai sukibusios su kilimėliu ir kad tik tais nebūtų vienas šonas pajungtos, o visi šonai, taip pat didysis pirštas, kulnas spaudžiasi kilimėlį. Sekančiai įkvėpimu kyla rankos aukštyn, jau galite atmerkti akis ir žiūrėti į viršų. Iškvėpus leidžiame žemyn, rankos keliauja į apačią, į kilimėlio pusę ar tiesiog ant blauzdų. Įkvėpus pusiau keliame, žiūrime tolyn, nugara pilnai ištiesta. Ir mes jogoje taip pat atrandame tokį kaip tašką, į kurį mes koncentruojamės. Iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti, nuleidžiame kelius, krūtinės ląstas smakrą ir žiūrime į priekį, alkūnės šalia šonų. Įkvėpus keliaujame į kobrą, iškvėpus keliaujame į kūdikio pozą, vaiko pozą. Rankos ištiestos priešais save, galva nuleista ant žemės. Ir leiskite sau čia šiek tiek užsibūti. Nepamirškite, kad tai poza, kuri jums leidžia visada subalansuoti jūsų kvėpavimą bei nervinę sistemą. Jeigu jaučiatės, kad praktikos metu šiek tiek išsibalansavote, tai galite grįžti šitą pozą ir ji jūs tiesiog sugrąžins į tą stabilumą. Ir kaip minėjau, jogoje mes naudojame drišti, vadinamą tą susikoncentravimo tašką, kuris leidžia mums išsibūti pozoje ir neprarasti balanso. Tai aš vis priminsiu tuos taškus, kur žiūrėti, kad jūs tiesiog neblaškytų, jūsų mintis nesiblaškytų ir neleistų jums prarasti kontrolę. Taip pat kvėpavimas yra labai svarbus. Jogos metu mes kvėpuojame per nosį, įkvėpiame ir iškvėpiame per nosį. Gali būti taip, kad sutriks kvėpavimas, kadangi bus sunku išbūti tam tikroje pozoje ir taip pat išlaikyti taisyklingą kvėpavimą, kuris gali tiesiog pagreitėti ir taip išaugs jūsų tokį disbalansą su kūnu ir mintimis, bet tačiau tai užtrunka laiko jį sukontroliuoti. Būtent praktikų metu mes tobulėjame ir tai viskas vyksta natūraliai. Sekančiai įkvėpimu pasiruošiame ir kylame į šuns pozą veidu žemyn, iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti, pakyla kulnai, iškvėpus keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės, žiūrime tolyn, nugara ištiesta. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpus rankos keliauja į dangų į viršų, žiūrime aukštyn į savo nykščius. Iškvėpus rankos nusileidžia žemyn palei šonus. Kartojame, rankos kyla į viršų, žiūrime aukštyn. Iškvėpus leidžiame žemyn. Rankos ant blauzdų arba šalia pėdų. Įkvėpus pusiau keliamės, nugara ištempta, tiesi ir žiūrime tolyn, tai mūsų taškas koncentravimo. Iškvėpus leidžiamės į lentos pozą. Čia atkreipiame dėmesį, kad mūsų sėdmenys turi būti žemiau nei mūsų pečiai ir kilimėlį turite stumti nuo savęs
rankų pagalba. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus nuleidžiame kelius krūtinės ląstą smakrą žemyn ir žiūrime tolyn. Alkūnės palei šonus. Įkvėpti, keliaujame į kobra pozą, krūtinė pakelta, alkūnės vis palei šonus. Iškvėpus, į šuns pozą veidu žemyn. Įkvėpti, pasiruošti, kulnis kyla aukštyn, iškvėpus keliaujame į kilimėlio pradžią. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara ištiesta, žiūrime tolyn, randame tą vieną tašką, iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus rankos kyla aukštyn ir mūsų žvilgsnis jau į nykščius. Iškvėpus rankos palei šonus. Kartojame. Įkvėpti, rankos kyla aukštyn, iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus pusiau keliamės, žiūrime tolyn, nugara ištiesta, iškvėpus į lentos pozą. Nepamirštame, kad mūsų klubai žemiau negu pečiai, stumiame kilimėlį nuo savęs. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus leidžiame kelius krūtinės ląstos smakrą žemyn, žiūrime į tolį, alkūnės palei šonus. Įkvėpti, kobra, iškvėpti, šuo veidu žemyn. Šaunuoliai, įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Čia užsibūname keliams kvėpavimams. Tai atkreipiame dėmesį į mūsų rankas. Rankos turi būti pilnai ištiestos per alkūnes, pirštai skleisti ir spaudžiame smilių bei nykštį į kilimėlį, taip, kad neatsirastų tarpelis. Taip pat sėdmenys kyla aukštyn ir atgal, taip leidžia mūsų kairiniams kojoms įsitiesti pilnai. Jeigu sunku išlaikyti kojas tiesiai, šiek tiek jas sulenkite per kelius ir palaipsniui jos įsitemps praktikuojantis. Taip pat pečiai nuleisti žemyn, kaklas atpalaiduotas ir žiūrime aukštyn per kojas. Įkvėpti, pasiruošti, kulnis keliauja aukštyn, iškvėpus keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpus keliamas pusiau, iškvėpus žemyn. Įkvėpus rankos keliauja viršų ir žiūrime nykščius. Iškvėpus rankos palei šonus. Tai buvo saulės suteikimas. A, sanskrito kalba būtų Surya Namaskara A, o dabar atliksime B variantą. Sulenkėme kelius, įkvėpti, rankos vienoje linijos su ausimi, žiūrime aukštyn, pilvas įtrauktas. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus pusiau keliamės, ką mes jau darėme prieš tai, žiūrime į tolį, nugara ištiesta. Iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpus nuleidžiame kelius, krūtinės ląstą smakrą žemyn ir žiūrime tolyn. Įkvėpus kobra, galva pakyla, žiūrime aukštyn. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpti, koja dešinė keliauja į viršų, pirštų koja įtempti. Iškvėpus sulenkėme kelėną ir atidarome klubą. Įkvėpus ištiesiame koją į viršų. Iškvėpus statome į žemąjį įtūpstį. Tai kairysis kelėnas nusileidžia žemyn. Į viršų keliame rankas įkvėpti. Iškvėpus leidžiame sėdmenis link kairiojo kulno. Galva taip pat nusileidžia. Įkvėpus sulenkėme dešinį kelį ir vėl rankos kyla aukštyn. Iškvėpus statome dešinę koją į lentos poziciją. Pasiruošti įkvėpti. Iškvėpus leidžiame kelius krūtinės ląstą smakrą žemyn. Įkvėpus kobra žiūrime aukštyn. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpus keliauja kairė koja viršų. Kojų pirštai įtempti. Iškvėpus sulenkėme per kelį ir atidarome klubą. Įkvėpus ištiesiame kairę koją viršų. Iškvėpus statome į žemą įtūpstį. Dešinysis kelėnas nusileidžia. Įkvėpus rankos keliauja viršų. Iškvėpus sėdmenis keliauja link dešinio kūno. Rankos nusileidžia, žiūrime žemyn.
Įkvėpus rankos keliauja viršų. Iškvėpus kairė koja keliauja į lentos pozą. Pasiruošti įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiame kelius, krūtinės ląstos smakrą žemyn. Žiūrime tolyn. Įkvėpus kobra, žiūrime aukštyn. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Šaunuoliai. Įkvėpite giliai per nosį ir iškvėpkite. Įkvėpti, pasiruošti. Sekančiu iškvėpimu nuleidžiame kelius žemyn. Ir atliksime dar kartelį pratimą katės ir karvės, ką darome prieš tai. Įkvėpti, pilvas nusileidžia žemyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpus, išrečiame nugarą taip, kaip piktas katinėlis ir žiūrime tarp šlaunų. Įkvėpti, nuleidžiame pilvą, žiūrime aukštyn. Rankomis priešinamės nuo kilimėlio, stumdami jį nuo savęs. Iškvėpti, žiūrime tarp šlaunų. Įkvėpti neutrali poza. Pasiruošti. Iškvėpus, keliaujam. Sėdmenis aukštyn, į šuo veidu žemyn. Įkvėpus, kulnai kyla aukštyn. Iškvėpus, keliaujame į kilimėlio pradžią. Įkvėpus, pusiau keliamės. Žiūrime į tolį, nugara ištiesta. Iškvėpus, leidžiame žemyn. Įkvėpus, kėdės poza. Keliai kartu sujungti, rankos lygiagrečiai su ausimis, žiūrime aukštyn. Iškvėpus, į kalno pozą. Šaunuoliai, dar kartelį. Įkvėpkime kėdės pozą. Iškvėpus, keliaujame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Žiūrime į tolį. Iškvėpus, į lentos pozą. Dabar galite pasiruošti četurangai. Įkvėpti. Iškvėpus četuranga arba keliai smakras krūtinės ląstas žemyn. Įkvėpti arba kobra, arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpus, šuo veidu žemyn. Sekančiu įkvėpimu dešinė koja keliauja viršų, pirštai ištempti. Iškvėpus sulenkiame per kelėną ir atidarome klubą. Įkvėpus ištiesime koją vėl viršų. Iškvėpus į aukštą įtupstį. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpus sukame į dešinę pusę. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpus į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Četuranga arba keliais makras krūtinės ląstas žemyn. Įkvėpus kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpus kairė koja keliauja viršų, kojų pirštai tempti. Iškvėpus sulenkiame kelią ir atidarome klubą. Įkvėpus ištiesime koją. Iškvėpus statome į aukštą įtupstį. Įkvėpus rankos keliauja aukštyn. Iškvėpus sukamės į kairę pusę. Rankos lygiagrečiai su grindimis. Įkvėpus rankos keliauja viršų. Iškvėpus lentos poza. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti četuranga, žiūrime tolyn. Įkvėpti kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Na, jau šiek tiek turėtų justis, kad jūsų kūnas vis labiau apšyla. Taigi dabar įkvėpus nuleisime kelius ir iškvėpsime. Vaiko poza. Rankos priešais save. Galva nuleista ant kilimėlio. Jeigu sunku pasiekti galva kilimėlį, tai galite padėti blokelį arba knygą po kaktą. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Paimkite dirželį, jeigu negalite suimti rankas už nugaros, naudokite dirželį kaip pagalbą. Tai dabar įkvėpus, rankos kils šiek tiek aukštyn ir iškvėpkite, užlaikykite. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite.
Atpalaiduokite rankas ir nuleiskite dirželį palei kilimėlį į šoną. Rankos priešais save, įkvėpti pasiruošti, iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpti, kulnis kyla aukštyn, iškvėpus keliaujame į kilimėlio priekį. Įkvėpus pusiau keliame, žiūrime tolyn, nugara ištiesta, ištempta, iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus kėdės poza, rankos lygiagrečiai su ausimis, pilvas įtrauktas, žiūrime aukštyn, iškvėpus kalno poza. Dar kartelį, įkvėpkite rankos lygiagrečiai su ausimis į kėdės pozą, iškvėpkite, leiskite žemyn. Įkvėpkite, pusiau keliate, žiūrite į tolį, iškvėpus lentos pozą. Įkvėpkite pasiruošti, iškvėpus čaturanga. Įkvėpkite, šuo veidu aukštyn arba kobra, iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpus dešinė koja kyla aukštyn, iškvėpus kovotojo poza numeris 1. Galinė pėda darosi 45 laipsnių, priekinis kelėnas susilenkia iki 90 laipsnių. Įkvėpus rankos kyla aukštyn, krūtinė pakelta, pilvas įtrauktas ir nepamirštume, kad dubuo turi būti pakeltas. Taip pat mūsų klubai turi būti lygiagrečiai su kilimėlio priekiu. Įkvėpkite, žiūrite aukštyn ir tiesiog jauskite, kad kažkas tempia jūs už rankų į viršų, o kojos tiesiog sukibusios su kilimėliu. Įtraukite visus raumenis, tiek blauzdų, tiek šlaunų, tiek sėdmenų. Taip pat paimkite pilvo raumenis. Užsibūname dar vienam kvėpavimui, įkvėpkite giliai per nosį ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu keliaujame į kovotojo pozą numeris 2. Tai jau mūsų pėda galinė pasisuka 90 laipsnių kampu, rankos lygiagrečiai su grindimis. Priekinis kulnas kojos yra vienoje linijoje su mūsų galinės pėdos viduriuku. Ir čia užsibūname keliems kvėpavimams. Jeigu galite šiek tiek, sėskite žemyn, taip, kad būtų didesnis įtupstis, atstumas tarp pėdų. Įkvėpkite, žiūrėkite į dešinę pusę ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu, dešinė koja pilnai išsitiesti, galite sumažinti atstumą. Įkvėpus, lenkiame šiek tiek į priekį, iškvėpus, rankos, dešinė ranka keliauja žemyn, kairė ranka keliauja aukštyn. Čia galite naudoti blokelį kaip pagalbininką, kuris jums leis išbūti šioje pozoje stabiliai. Jeigu norite šiek tiek iššūkio, ranka gali keliauti ant apatinės kojos dalies arba tiesiog išorinėje pėdos dalyje. Bet čia turime atkreipti dėmesį, kad mes nesuklūpstame šioje pozoje, o mūsų krūtinė tiesiog įsitempia, žiūri aukštyn ir taip pat jaučiame tokį tempimą klubai į vieną pusę, o pečių kaip dalis, krūtinės dalis, kyla į viršų ir į priekį. Ir rankos būtų vienoje linijoje. Įkvėpkite giliai, žiūrėkite aukštyn, raskite taškelį, kur galėtumėt sukoncentruoti savo dėmesį. Iškvėpkite giliai. Čia paimti visi raumenys mūsų vidinių kojų, taip pat sėdmenų, pilvo. Ir tarsi su kiekvienu iškvėpimu mes norime pasukti mūsų krūtinę aukštyn. Taip, kad klubai išliktų stabiliai, kaip ir buvo pradžioje. Sekančiu įkvėpimu sulenkiame dešinę koją, ranka keliauja išorinėje pusėje, pėdos, o kairė ranka tiesiog tokiu ratu keliauja nuo viršaus per apačią į viršų. Ir čia mes tokį jaučiame kaip vieną liniją nuo kairės pėdos iki kairės rankos. Ir čia taip pat nenorime perdėti visą svorį ant rankos, kuri yra atsirėmusi blokelį, yra žemė. Tiesiog įsivaizduojame, kad vos mes galime tą svorį laikyti, nes
Tiesiog tai yra labai trapus blokelis, kuris gali subirėti. Įsivaizduokite, kad esate padėję ant kokio nors smėlinio blokelio, kuris negalėtų išlaikyti jūsų svorį. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį. Įkvėpkite ir iškvėpus nuleiskite kairę ranką, patraukite blokelį ir statykite dešinę pėdą į lentos pozą. Įkvėpkite, pasiruoškite, iškvėpus čaturanga. Įkvėpkite, šuo veidu aukštyn arba kobra, iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpkite giliai ir iškvėpus nuleiskite kelius žemyn, rankomis keliaukite į priekį, taip kad sėdmenys nepakistų, o būtų virš jūsų kelių, nuleiskite krūtinę žemyn ir žiūrėkite į priekį. Jeigu negalite nuleisti smakro, tiesiog naudokite blokelį kaip pagalbininką, ant kurio galite nuleisti galvą, bet stenkitės, kad nugara būtų ištiesta. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Raskite, koks jums variantas yra patogiausias, taip, kad nejustumėte jokio kažkokio tai streso ar diskomforto. Žiūrėkite tolyn, jeigu smakras nuleistas, jeigu kakite ant blokelio, užmerkite akis. Įkvėpkite, sekančiu iškvėpimu keliaukite į sfinkso pozą, tai patraukite blokelį ir nuleiskite klubus žemyn. Alkūnės 90 laipsnių kampu, krūtinė pakelta, žiūrime aukštyn. Pėdos tiesiog remiasi į kilimėlį taip, kad niekas negalėtų jų pakelti. Įkvėpkite giliai, iškvėpus nuleidžiame krūtinę žemyn, rankos palei šonus ir kylame į šuns veido pozą žemyn. Viską atliksime kairėje pusėje. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpus, kairė koja keliauja aukštyn, iškvėpus į kovotojo pozą numeris 1. Tai dešinė pėda jau pasvyra 45 laipsnių kampu, kairysis kelias sudaro 10 laipsnių kampą. Rankos kyla aukštyn, krūtinė pakelta, žiūrime aukštyn, nepamirštame įtraukti dubenį, taip, kad klūptumėme šioje pozoje, o išliktumėm stabiliai. Spauskite dešinį kairėsis kojos pirštą į kilimėlį. Žiūrėkite aukštyn, įtraukite pilvo raumenis, pakelkite dubenį, pajunkite sėdmenų bei blauzdų raumenis, šlaunų raumenis. Žiūrime aukštyn, galbūt galite šiek tiek tūpstelti žemiau. Iškvėpti. Nepamirškite, kad klubai turi būti lygiagrečiai su kilimėlio priekiu. Įkvėpkite, iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu pasiruošėme, iškvėpus keliaujame į kovotojo pozą numeris 2. Čia atkreipiame dėmesį, kad mūsų pėda pasisuko 10 laipsnių kampu ir priekinė pėda yra vienoje linijoje su galinės pėdos, kaip pasakyti, vidurinės dalies. Rankos lygiagrečiai su grindimis, žiūrime į kairę pusę tiesiai. Galite šiek tiek tūpstelti žemiau, bet pajunkite būtinai iš savo sėdmenų raumenis, kad galėtumėt stabiliai išbūti. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu pasiruoškite. Iškvėpus ištiesiame kairę koją ir sumažiname atstumą tarp pėdų. Įkvėpus lenkiame šiek tiek į priekį, iškvėpus kairė ranka keliauja žemyn, dešinė ranka į viršų. Vėlgi naudojame blokelį, jeigu negalime pasiekti žemės, arba jeigu sunku išsilaikyti, bet nepamirškite, kad visas svoris neturi nukeliauti čia. Jūs turite tiesiog jaustis, kad esate padėję ranką ant
smėlinio blokelio toks, kuris yra trapus. Krūtinė pasisuka į priekį, rankos vienoje linijoje. Įkvėpti ir iškvėpti. Vidinės slaunų dalys tiesiog yra pajungtos taip, kad jos yra stiprios, galingos ir gali išlaikyti mus šioje pozoje stabiliai. Įkvėpkite dar kartelį. Iškvėpus sulenkėme kairį kelią ir dešinė ranka keliauja nuo viršaus į apačią tokiu ratu ir sudaro tokią tiesią liniją nuo rankų pirštų iki rankų kojų kulno. Žiūrime aukštyn. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų kelias nekeliauja kairysis į vidinę pusę, o kaip tik remiasi į ranką. Kairę ranką. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus dešinė ranka keliauja žemyn. Į kairę koją į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga iškvėpti. Įkvėpti. Kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpkite. Iškvėpus. Darome tokį įtupstį, bet nepaliečiame kelių su kelių kilimėliu. Ir čia užsibūname. Tai keliai būtų pakelti nuo kilimėlio keletą centimetrų. Ir tiesiog jaučiame, kaip mūsų blauzdos ir šlaunys dega. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu ištieskite kojas ir iškvėpkite. Dabar keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti. Iškvėpus sukame pėdas į dešinę pusę ir įtupsčiai. Dar kartelį šuns pozą. Įkvėpti lentos pozą. Iškvėpti į priešingą pusę. Šuns pozą veidu žemyn. Įkvėpti lentos pozą. Iškvėpti, sukamės į kitą pusę. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, šuo veidu žemyn, iškvėpti, vaiko pozą. Galite rankomis suimti savo pėdas ir čia keliems kvėpavimams susibūti tam, kad susiramintų mūsų nervinė sistema bei subalansuotumėm kvėpavimą ir nuramintumėm savo tą kvėpavimą, kuris atsirastų stabilesnis ir netoks greitas. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite per burną. Sekančiu įkvėpimu pasiruošiame į pozą šuo veidu žemyn ir iškvėpkite. Įkvėpkite, dešinė koja keliauja į viršų. Sulenkite per kelią ir darykite klubą. Iškvėpkite. Įkvėpus, koja išsitiesia. Iškvėpus, kartojame, sulenkite kelią ir darykite klubus. Vėl įkvėpus, ištieskite koją. Iškvėpus, sulenkite per kelią ir darykite klubą. Užsibūkite čia šiek tiek. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų rankos būtų tiesios ir kad krūtinė neatsidarytų, o būtų tiesiog stabili tiesi. Tik tai sukasi klubai. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus, palaukime. Įkvėpti, ištiesiame dešinę koją. Iškvėpus, dešinė koja keliauja per kairę pusę, priešais save, kairė ranka kyla į viršų ir čia užsibūname.
Jeigu sunku būti šioje pozoje, tai galite tiesiog nuleisti alkūnę taip, kad ji būtų sulenkta, o jeigu atliekate su manimi, tai ranka pilnai ištiesta. Įkvėpti ir iškvėpus kairė ranka keliauja į viršų, dešinė koja viršų. Įkvėpti, iškvėpus čaturanga su viena koja iškelta. Įkvėpti, kobra arba šuo veidu aukštyn, iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu kairė koja keliauja viršų, įkvėpkite. Iškvėpus atidarome klubą, sulenkime kelią. Įkvėpti, išsitiesia koją. Iškvėpus sulenkime ir atidarome klubą. Dar kartelį, įkvėpti, ištiesti. Iškvėpus sulenkime ir atidarome klubą ir užsibūname. Įkvėpti. Iškvėpti. Gilus kvėpavimas per nosį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu ištiesiame koją. Ir iškvėpus, kairė koja keliauja per dešinę pusę. Priešai save. Įkvėpus, dešinė ranka keliauja viršų. Iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Klubus keliame aukštyn, kiek galime. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus dešinė ranka keliauja žemyn ir kairė koja keliauja viršų. Iškvėpus, čaturanga viena koja. Įkvėpus šuo veidu aukštyn arba kobra. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpus kyla kulnai aukštyn. Iškvėpus keliaujame kilimėlio priekį. Įkvėpti pusiau keliamės. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus rankos keliauja viršų. Iškvėpus palei šonas. Dabar kyla dešinysis kelias krūtinės link. Pėda sulenkta į save. Užlaikome rankomis. Įkvėpkite. Ištieskite pilnai nugarą. Iškvėpkite. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu atidarome klubą taip, kad dešinysis kelias keliautų į šoną. Tačiau klubai lieka toje pozicijoje. Jie nesikeičia. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Pilvas įtrauktas. Įkvėpti. Raskite vieną taškelį, kur galite susikoncentruoti. Iškvėpti. Įkvėpus. Dešinysis kelias keliauja priešai save prie krūtinės. Iškvėpus. Kovotojo poza numeris 3. Čia atkreipime dėmesį, kad mūsų galinė pėda būtų sulenkta į save. Kairė koja pilnai ištiesta, krūtinė šiek tiek pakelta. Iškvėpus nuleidžiame pėdą žemyn dešinę, rankos kyla į viršų, į aukštą įtupstį. Iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti, iškvėpus čaturanga. Įkvėpus šuo veidu aukštyn arba kobra, iškvėpus šuo veidu žemyn. Įkvėpti, kulnai keliauja viršų, iškvėpus keliaujame kilimėlio priekį. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugarą ištiesą, žiūrime tolyn, iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus rankos keliauja viršų, žiūrime aukštyn į nykščius, iškvėpus rankos palei save. Įkvėpti, sulenkėme kairį kelią ir keliame krūtinės link, pėda sulenkta į save. Dešinė koja pilnai ištiesta ir nepamirškite spausti dešinį nykštį į žemę. Tai jums leis išlaikyti stabilumą. Nugara pilnai ištiesta. Randame taškelį, kur galėtume sukoncentruoti savo žvilgsnį ir mintis. Taip leis jums
išbūti šioje pozoje kiek ilgiau. Įkvėpti. Iškvėpus atidarome klubą. Taip, kad kairėsis kelias pasisuktų į kairę pusę, pėda sulenkta į save, klubai lygiagrečiai su kilimėliu priekį. Išlaikome nugarą tiesę. Traukiame pilvo raumenis. Įkvėpti ir iškvėpti. Šaunuoliai. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti. Iškvėpus kairysis kelias keliauja į pradinę būseną. Įkvėpus pasiruošti. Iškvėpus kovotojo poza numeris 3. Rankos atgal. Koja pilnai ištiesta kairė bei dešinė. Pėda nulenkta į save. Krūtinė pakelta. Įkvėpti. Iškvėpus keliauja kairė pėda žemyn. Į aukštą įtupsti rankos į viršų, įkvėpti. Iškvėpus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpus leidžiamės į čaturangą. Įkvėpti. Šuo veidu aukštyn. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Nuleidžiame kelius žemyn į vaiko pozą. Vėl subalansuojame savo kvėpavimo, nervinę sistemą. Ir leidžiame savo kūnui šiek tiek rasti tą balansą, tą tokią ramybę. Mintimis galite padėkoti už tai, kad galite taip sportuoti, kad jūsų kūnas leidžia jums judėti. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja į priekį. Iškvėpus į šuns pozą galva žemyn. Įkvėpus dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpus į balandžio pozą. Tai sulenkiame kelią priešais save. Ir tiesiog ištiesiame kairę koją atgal, tam, kad atsirastų daugiau erdvės jūsų klubams nusileisti žemyn. Vėl čia galite naudoti blokelius arba knygas, kurios leis jums laisvai išbūti šioje pozoje. Tai atsirėmus į blokelius galite laisvai pakelti krūtinę aukštyn, bet atkreipkite dėmesį, kad klubai būtų nuleisti. Čia jaučiate tokį kaip ir tempimą, kas yra gerai. Jeigu krūtinė kelsis aukštyn, tai neturėtumėte jausti jokio skausmo, ką mes ir neturime jausti būtent sportuojant jogą. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu dar kartelį pakeliame krūtinę aukštyn. Iškvėpus nuleidžiame rankas žemyn. Sulenkus per alkūnes ir galvą galite nuleisti ant lokelio. Įkvėpkite giliai. Jeigu galite pasiekti galvą kilimėlį, tiesiog sukurkite rankomis pagalvėlę priešais save ir nuleiskite galvą ant jos. Ir tiesiog turite justi vidinėje klubų dalyje tokį šiek tiek diskomfortą. Kas tai yra neskausmas, o tiesiog toks kaip norisi šiek tiek pratempti ir jaučiatės, kad nėra erdvės prasitempti. Tai tam ta poza ir reikalinga, kad atsirastų būtent tas erdvus tarpas tarp mūsų sausgyslių raištų, kad išnaikintų visą tą sustabarėjimą, išnaikintų tuos toksinus nusėdusius būtent tose vietose. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja priešais save ir dešinė koja kyla aukštyn. Iškvėpus nuleidžiate dešinę koją žemyn. Įkvėpkite, kyla kairė koja aukštyn. Iškvėpus sulenkite kairį kelią ir pastatote priešais save.
Ištiesiate ir ištempėte dešinę koją atgal, tam, kad atsirastų erdvės jūsų klubams nusileisti žemyn. Ir kaip minėjau prieš tai, naudojame blokelius. Juos pastatote priešais save tam, kad rankos galėtų stabiliai ant jų pasidėti ir kad galėtumėt laisvai ištiesti rankas ir tai padės jums pakelti krūtinę aukštyn ir žiūrėti aukštyn. Įkvėpkite dar kartelį, būtinai paimkite raumenis sėdmenų, nes visas pajungimas būtent tų raumenų tose vietose mums leidžia išvengti traumų, kas yra labai svarbu. Įkvėpkite dar kartelį ir iškvėpkite. Vėl įkvėpkite, kiek galite, pakelkite krūtinę aukštyn, iškvėpus. Padedate blokelius priešais save, rankas sulenkite per alkūnes ir padedate kaktą ant blokelių. Jeigu galite nusileisti žemyn, kaip ir prieš tai, tai sukurkite iš savo rankų plaštakų pataškėlę ir padėkite galvą ant jos. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Ypatingai, jeigu sėdite labai daug, dirbate sėdimą darbą, vairuojate, tai labai jaučiasi, kada mes dirbame būtent atidarimui klubų srityje, jaučiasi tas stabarėjimas, tas toks nemalonus jausmas, tarsi erzinantis jausmas. Tai reiškia, kad čia jums reikia kuo daugiau padirbėti, kad išvalyti tos visus nusisėdėjimus, kurie mums ir sukelia tą diskomfortą, tą nemalonų jausmą. Bet kai sportuojate ir atliekate šios pratimus, vis daugiau ir daugiau, ir paskui galite justi tą tokį lengvėjimą, tokį tarsi laisvę savo vidinėme pasaulyje, kuris leidžia jums lengvai judėti ir išvengti traumų. Bet tam reikia kantrybės, laiko ir pastangų. Sekančiai įkvėpimu statome rankas priešais save ir kairė koja kyla aukštyn. Iškvėpus nuleidžiame koją žemyn. Dabar mažai žingsneliais keliaujame į kilimėlio priekį. Ir atsisėdame taip, kad kojos būtų ištiestos priešais save. Dabar išlaistinsime visą sustabarėjimą ar kažkokią tai įtampą mūsų galinėje kojų srityje. Tam į pagalbą kviesimės dirželį, kurį galite ar sutrumpinti, šiek tiek pailginti, žiūrint, kiek jums leis jūsų kūnas lenktis į priekį. Taigi, užmeskite jį už pėdų, įkvėpkite, pilnai įsitieskite, iškvėpus leiskite žemyn, pėdos palenktos į save. Jeigu galite rankomis pasiekti pėdas, galite tai drąsiai daryti. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Ir turite justis tokį neskausmą, bet diskomfortą, tas, kad reiškia, jums reikia dar praktikos, kad išsitemptus šitie raumenys, netgi sportuojantiems ilgą laiką, taip pat reikia daryti apšilimus, nes šitos būtent sritis, jos labai dažnai susitraukia, jeigu jas apleidžiame ir nesportuojame, tai jas vėl reikia tobulinti. Bet jeigu sportuojate bent keletas kartų į savaitę, tai pakankamai užtenka. Ir šiaip galite tai atlikti šį pratimą bet kada, nes išlaikant visą įtampą nuo apatinės nugaros dalies, kaip ir minėjau, tiems, kas sėdi dirbamą darbą, sėdinti darbą. Įkvėpkite, iškvėpkite, įsitieskite, atgal. Įkvėpus statome dešinę pėdą į vidinę šlaunies kairės dalį, nuleidžiame dešinį kelėną žemyn, kairė pėda palenkta į save, įkvėpus rankos kyla aukštyn, iškvėpus vėl leidžiame žemyn. Naudojate dirželį, jeigu negalite pasiekti pėdos, tai
Su dirželio pagalba galite tai atlikti, arba tiesiog, jeigu jums pavyksta, tai tuomet apgaubkite rankomis pėdą. Ir vis priminkite savo, kad dešinysis kelias turi leisti žemyn, jis neturi kilti. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu atpalaiduokite. Pastatykite dešinę pėdą ant kilimėlio. Kairė pėda gali susilenkti už savęs. Ir dabar rankomis kilame viršų. Įkvėpti, sukomės į dešinę pusę. Iškvėpti. Jeigu galite kairę alkūnę pastatyti už dešinio kelio, tai galite atlikti šitaip tą pratimą. O jeigu sunku, tai tiesiog apimkite kairę ranką dešinę kelią ir žiūrėkite atgal, bet atkreipkite dėmesį, kad nugara turi būti ištiesta. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruoškite. Iškvėpus šiek tiek pasisukite į priešingą pusę. Ištieskite abi kojas. Ir sekančiu įkvėpimu sulenkite kelius į navasanos pozą. Rankos ištiestos priešais save. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Įkvėpkite. Ir iškvėpus nuleidžiate pėdas ant žemės, ištiesiate kojas priešais save. Ir dabar kartosime kairėje pusėje. Tai kairė pėda keliauja į vidinę dešinės šlaunies dalį. Kairysis kelias nusileidžia žemyn. Kaip ir minėjau, galite naudoti dirželį arba atlikti jį be jo. Įkvėpti įsitiesime, iškvėpus leidžiame žemyn. Dirželiu apjuosiame dešinę pėdą ir galva nuleista žemyn, link blauzdos dalies. Kairysis kelias leidžiasi žemyn, nepamirškime tai. Taip pat turime suaktyvuoti visus raumenis kojų, tam padeda mums, kada mes lenkiame būtent dešinę dabar pėdą į save. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu kylame aukštyn. Iškvėpti, statome kairę pėdą ant kilimėlio. Sulenkėme dešinę koją atgal. Ir įkvėpus rankos kyla aukštyn. Iškvėpus sukamės į kairę pusę. Jeigu negalite statyti dešinės alkūnės už kairiojo kelio, tuomet apimkite dešinę ranką kairę kelią ir žiūrėkite atgal. Būtinai kreipkite dėmesį į savo nugarą, ji turi būti pilnai ištiesta. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus pasisukame į kitą pusę. Šiek tiek. Ir dabar ištieskite kojas priešais save. Priešais save padarysime keletą tiltelio pozų. Pasiimkite vieną blokelį, nusileiskite žemyn. Kelius sulenkite ir pėdomis keliaukite sėdmenų link, kuo arčiau. Blokelį galite naudoti įvairiai. Tai yra pats žemiausias, vidutinis ir aukštasis lygmuo. Tai mes pradėsime nuo vidutinio. Ką tai reiškia? Kada pėdos prikeliauja prie sėdmenų, mums yra lengviau pakelti sėdmenis į viršų. Įkvėpkite, pasiruoškite, iškvėpus, pėdomis spaudžiamės į kilimėlį, keliai spaudžiasi į vidinę pusę, ne išorinę, kad išvengti traumų. Įtraukiame sėdmenų raumenis ir blokelis keliauja po sėdmenimis, būtinai po sėdmenimis, o ne apatinėje nugaros dalyje. Tam išvengsite nugaros traumų. Ir čia užsibūnate keliems kvėpavimams. Jeigu turite lankstesnę nugarą, stuburą, tai galite
blokelį statyti į aukščiausią poziciją ir čia užsibūti keliems kvėpavimams. Kvėpkite giliai ir iškvėpkite. Atkreipkite dėmesį savo kelius, jie turi keliauti į vidinę pusę. Pajunkite būtinai šlaunų bei sėdmenų raumenis. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu keliaujate ant pirštų galiukų tam, kad pakiltų kulnai ir atsirastų šiek tiek ertmės patraukti blokelį. Kad išvengti traumų, leidžiame viršutinę nugaros dalį, vidurinę nugaros dalį, apatinę ir taip gražiai nusileidžiame žemyn. Dabar kelienais pajudame į šonus. Taip, leidžiate stuburui išleisti visą neigiamą energiją. Pakartojame dar kartelį. Vėl grįžtate į pradinę būseną. Kas darėte vidurinę lygio blokelį, statėte po sėdmenimis, galbūt dabar norite išbandyti aukštesnį, o kas darėte aukštesnį, galite eiti tiesiai į tiltelį. Taigi vėl, pėdos keliauja kuo arčiau sėdmenų, traukite pilvą, taip kad neatsirastų ertmės tarp kilimėlio ir nugaros, pajungite sėdmenų raumenis ir klubais keliaujate į dangų, į viršų ir statėte blokelį į aukštesnę poziciją. Tam, kad padaryti tai, pakelkite kulnus aukščiau ir atsiras ertmės. Nuleiskite kojas žemyn, pėdas. Ir čia galite laikyti kojas sulenktas, arba jeigu norite šiek tiek daugiau iššūkio, galite ištiesti kojas priešai save, bet žiūrėkite, kaip jaučiatės, kaip jūsų nugara, ar nejaučiate kažkokio tai erzinančio skausmo, kuris neturėtų būti, diskomfortas gali būti, bet neskausmas. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpus atsargiai keliaujate pėdomis arčiau sėdmenų. Paimkite sėdmenų raumenis. Kulnais keliaujate aukštyn, taip atsiras daugiau ertmės pakelti klubus dar aukščiau ir patraukite blokelį. Nuleidžiate viršutinę nugarą, vidurinę nugaros dalį, apatinę ir nusileidžiate pilnai. Pritraukite kelius prie krūtinės, susigūžite į kamuoliuką, leidžiate savo stuburui tiesiog visam įsitempti pilnai. Nuleiskite koją žemyn ir keliais vėl pasisukite į vieną ir kitą pusę. Dabar ištieskite kojas pilnai. Ir mes keliausime į šavasaną. Tai yra paskutinė mūsų poza prieš pamokos pabaigą. Tai jei norite pasijungti muziką, pasileiskite antrą kūrinį. Ir grįžkite į kilimėlį. Atsigulkite tiesiai. Atpalaiduokite kojas, taip kad pėdos nusvirtų šonus. Atpalaiduokite pečius, rankas. Užmerkite akis. Galite išjungti šviesą, jeigu buvo kambarį jungta. Ir tiesiog leiskite sau pasinerti tą būseną, kada jau nieko nereikia atlikti, kada jau nereikia koncentruotis į kvėpavimą, ar kaip atlikti taisyklingai jogos pozą. Tiesiog leiskite sau laisvai ir patogiai gulėti. Atpalaiduokite mintis, atpalaiduokite, kaip ir minėjau, visus raumenis, akių raumenis. Leiskite akims tiesiog laisvai judėti. Kvėpavimui laisvai judėti. Galbūt norite nusišypsoti sau. Atpalaiduokite visus raumenis, veido, kaklo, pečių. Kiekvieną kartą įkvėpus, įsivaizduokite baltą šviesą, kuri keliauja per jūsų kūną.
kaip jos pagalba galite išvalyti savo toksinus, tai kas nereikalinga, ir per iškvėpavimą iškeliauja iš jūsų kūno. Dar kartelį įkvėpus, įsivaizduokite, kaip ta balta šviesa sklinda jūsų venomis, keliauja jūsų raiščiais, sausgyslėmis, išlaisvina viską nusisėdėjusi, tą negerumą tarp jūsų sąnarių, raumenų, išlaisvina jūs nuo skausmų, nuo nepatogumų, suvaržymų. Ir kiekvieną kartą jaučiatės, kaip jūsų kūnas vis lengvėja ir kaip jūsų mintys šviesėja. Jūs jaučiatės laimingu, šviesu. Jūs jaučiatės, kaip jūsų ląstelės džiaugiasi kiekviena ta šviesos, kiekvienu šviesos palietimu. Kaip jūsų kūnas jaučiasi laimingas, palaimintas. Jūsų nugara, klubai atpalaiduoti. Rankos ir rankų pirštai atpalaiduoti. Jūs jaučiatės kaip lengvas pūkelis, kuris tiesiog kartu su oru keliauja per debesų būrį, ten, kur minkšta, švelnu ir labai patogu. Jūsų kojos pilnai atsipalaidavusios, kojų pirštai atsipalaidavę. Jaučiatės, kaip ta šviesa tiesiog pasklidusi po visą jūsų kūną, išlaisvina jūs nuo visko, kas jums nereikalinga. Išvalo jūsų mintis ir paruošia jūs gražiai dienai, suteikdama laimės ir džiaugsmo, meilę sau. Šiek tiek pradėkite judinti rankų pirštus, kojų pirštus. Pakvieskite savo sielą sugrįžti atgal į kūną. Gal norite pasukti galvą, tai vieną pusę, tai kitą. Gal norite suraukti veidą ir ištampyti jį visas puses. Ištieskite rankas virš galvos ir leiskite savo kūnui pilnai įsitelkti. Sulenkite kelius ir keliaukite keliais krūtinės link, pakelkite galvą ir tiesiog susigūžkite į kamuolėlį. Ir tokiais mažais judesiais pasisukite pirmyn ir atgal. Ir pabandykite atsisėsti. Išlaikykite akis užmerktas. Atsisėskite ant blokelio. Kojas sukryžiuokite priešai save. Rankos į maldos pozą. Leiskite savo priminti, kaip jūs jautėtės iki pamokos pradžios ir kaip jaučiatės dabar. Kaip jaučiasi jūsų kūnas, mintys. Padėkokite savo už tai, kad galėjote kartu su manimi sportuoti dinaminę jogą. Kad leidote man, jums suteikti tą energiją, pasidalinti savo žiniomis, kad pasitikėjote manim. Na, o mes uždarykime šią praktiką kartu su tuo garsu OM, kuris yra universal garsas, tai yra visatos garsas, iš kurio mes visi atėjome, tai yra pirmasis garsas.
Įkvėpkime per nosį. Iškvėpkite per burną garsu. Įkvėpkite per nosį ir pasiruoškite. Shanti, Shanti, Shanti. Peace, peace, peace. Padėkokime Mamai Žemė už tai, kad mums suteikė tiek visko gražaus ir nuostabaus. Na, mes susimatysime kitą savaitę. Tai jei turite kokių klausimų,